Svečiuose aš Lina Talžnutė ir šiandien su jumis sveikinuosi iš Avia Solution Group arenos Vilniuje. Šiandien Vilkams labai svarbi ir įnirtinga diena, kadangi jie to jau sužais savo pirmasis rungtynės namuose Vilniuje. Šiandienos priešininkai Gargždai ir apžvelkime areną, pažaiskime porą žaidimų ir aišku pakalbinkime krepšinio gerbėjus. Važiuojam. Tai tik atėjus į areną mes matome, kad jau po truputį plūsta žmonės ir iš tikrųjų čia vyksta įvairios pramogos, kurias mes dabar galim išbandyti. Tai štai čia matote laimės ratą, kurį galite sukti ir laimėti bilietus į kitas varžybas. Pažiūrėkit, kokia eilė ir kiek žmonių nori laimėti nemokamus bilietus į kitas rungtynes. Pažiūrime, ką šiandien mums pavyks laimėti. O, labai gerai, ačiū. Čia matome taip pat nemažą eilutę, kur galima pasidaryti ne tik laikinas tatuiruotės, bet taip pat ir išsipaišyti įvairius paveikslėlius ant veido. Kaip manot, kurią tatuiruotę man pasidaryti? Du kačiukus. Pirma mano tatuiruotė gyvenime. Ačiū labai. Pažiūrėkit, pirmoji tatuiruotė. Kai jau pasidarote laikiną tatuiruotę, beveik esat pasiruošę stebėti rungtynės. Kokios šiandienos jūsų nuotaikos? Puikios, laimėsim. Kai matau, palaikot puikią Vilkų komandą, nuo kada nusprendėt ją palaikyti? Palaikau jau iš tikrųjų kuris laikas, dar kaip Alytuje buvo rungtynės, tai labai smagu, kad dabar pirmosios rungtynės pagaliau namuose. Papasako, kaip nusprendėjai atvykti į Avia Solution Group areną? Laimėjau bilietus sostinės dienose. O, geras. Su kuo atvykai? Su tėčiu. Ar jau turi savo numylėtinį krepšininką iš Vaus komandos? Kariniauską. Mes laimėjome tos bilietus, tai taip ir gavosi. Ir su kokie atvykot? Su vaikais. Gal turi savo jau numylėtinį krepšininką komandos? Naujoką. Artur Žagar. Tai taip pat jums noriu parodyti ir pristatyti Vilkų merčą. Čia galite įsigyti įvairiausių maikučių, džemperių su Vilkų logotipu. Gražus, ne? Fainas džemperiukas. Ir kaip matote, jų logotipas. Ir aišku, štai tokias paprastas maikutės, kurias ir aš vilkiu. Yra balta ir juoda. Ir taip pat galite įsigyti mūsų krepšininkų marškinėlius pagal savo mylimiausią numeriuką ir pagal savo mylimiausią krepšininką. Ir taip pat yra kitos atributikos podelių, gertuvių, kepurėlių, šalikų ir netgi tokių maišelių. Apsirengiau, manau, pačią didžiausią krepšininko marškinėlius. Tai kalbant apie pramogas, čia dar yra ne viskas, kadangi jūs taip pat būdami arenoje galite nusifotografuoti ir jūsų nuotrauka bus rodoma varžybų metu arenoje ant didelio kubo. Labai paprastai, jūs papozuojat, parodot savo geriausią pozą, jums atspausdina nuotrauką, turit puikų atsiminimą. O, ačiū labai. Liuks! Dream komanda. Tai atėjome į vieną iš tikrųjų fainiausių vietų arenoje, čia yra Wolves fanų erdvė. Kaip matote, turite visiškai nemokamą krepšinio erdvę, kur galite pabandyti savo jėgas ir sužaisti krepšinį. Šiaip iš tikrųjų visai sunku, bet neblogas rezultatas, važiuojam toliau. Šioje erdvėje taip pat galite, kaip matot, pažaisti ir su PlayStationu. Jau du jaunuoliai žaidžia ir išbando savo jėgas krepšinėje. Tai kadangi rungtynės nusimato įnirtingos, žinokit, noriu jums papasakoti ir pristatyti apie vieną naujieną. Jeigu jūs išalkote arba norite užsisakyti gėrimų, tai dabar galite pasidaryti tai labai lengvai ir paprastai. Jums tai reikia skanuoti esantį QR kodą, atsisiųsti programėlę ir iš anksto užsisakyti gėrimus ar patiekalus užkandžius ir tiesiog atėjus prie baro, jiems jau bus paruošti. Tai labas vakaras, broliai, kokios šiandien jūsų nuotaikos? Puikios pirmos varžybos, tiek daug žiūrovų susirinko, labai malonu. Gal jau turit savo numylėtinį? Visus mylim, tik tai vieną mažiau, kitą daugiau. Kas geriau sužais, tą daugiau ir mylėsim. Supratau. Ir kokiugi rezultatu norėtumėte išeiti iš šios arenos šiandien? Nu, aš manau, jeigu būtų plus 20, čia būtų labai geras rezultatas. Liuks, dabar nuotrauka. Nusišypsom. Spauskit knopką. Cheese! Dar niekada nesijaučiau tokia žema. O štai
pagalvojau, žinot, mėly žiūrovai, norėčiau užduoti vieną klausimą jums. Kaip jūs galvojate, be ko krepšinio klubas nelabai galėtų egzistuoti? Teisingai, be šokių grupės! Tai noriu jums pristatyti Wolves klubo išskirtinio gatvės stiliaus šokių klube INT. Ir kaip jūs šiandien jaučiatės? Super! Ar labai jaudinatės? Ne. Man, žinot, kyla labai įdomus klausimas. Aš pati, kai esu išbandžiusi įvairaus stiliaus šokius, žinau, kaip yra sunku atidirbti su didelė komanda, kad visas šokis būtų sinchroniškas. Tai sakykite, maždaug kiek jūs treniruojatės, kad grinai atidirbtumėte tą vieną šokį? Daug valandų turbūt, jo. Po 2-3 per dieną. Kiekvieną dieną? Jo, kad būtų tvarkingas rezultatas. Supratau. Tai ačiū Jums labai, aš linkiu puikiai pasirodyti ir nesijaudinkit. Labas Justai, tai kokios tavo nuotaikos šiandien? Labas Linutė, labai geros nuotaikos. Aš manau, tai yra nauja pradžia, nauja era, kada į Vilnių ateina tikras vilkas. Ir pažiūrėkit, rungtynės su Gargždais, su visa pagarba Gargždams. Tai vis tiek nėra Žalgiris, ar ne? Pažiūrėkit, kiek susirinko žiūrovų. Visi nori pamatyti vilkus, visi nori pamatyti Wolves. Ir aš esu tarp jų. Tai, žinot, kur galėsi pamatyti ir Lavrinovičius brolius, ir Iron Vita, ir Maslobojevą, ir gražias merginas, tai būtent čia. Tai dėl to aš čia ir esu. Kaip smagu. Ir su kuo šiandien atvykai į areną? Atvykau su savo 85 metų simpatija su savo močiute. O, kaip fainai. Ir dar vienas klausimas, galbūt turi jau savo mylimiausią krepšininką? Žinot, aš nenorėčiau sakyti, kad tai yra kažkas iš naujų krepšininkų, nes jie, kad ir kokie geri, Žagaras yra geras, Kariniauskas yra labai geras, bet jiems dar reikia save įrodyti. Dėl to aš sakau Adas Juškevičius. Mūsų taip pačios geriausios šiandien nuotaikos yra. Kaip tavo? Tikrai komandai neblogai sekasi, tai super. Kokią tikėtumėte šiandien rezultato? Aš manau, kad bus pergalė 15 taškų skirtumų. Aš sakysiu 17. Gal turite jau savo numylėtinį krepšininką? Beručką turiu. Labai geri arena, labai nuostabi, vaibai labai geri ir dar linksma, kad Wolvesai laimė, tai ir laimės, manau. Tai kodėl tu palaikai Wolves komandą? Wolves komandą palaikau, nes mano mieste jie treniravosi, jie žaidė Birštone, aš iš atvykęs ir daug buvęs varžybose Alytui. Tai manau, kad ir nauja, kadangi komanda, tai reikia kažkokių daugiau fanų, kad palaikytų. Taip, tikra tiesa. Galbūt jau turi savo mylimiausią krepšinio žaidėją? Žemaitis. O, kodėl būtent Žemaitis? Man patinka, nes jis aukštas, turi tą patį numerį, kur mano dėdė turėjo, kai jis žaidė krepšinį. Tai aš irgi žaidžiu krepšinį, irgi turi rankovę, kaip jis turi. Ir aš jį sutikęs Kaune esu labai daug kartų, tai pasisveikinęs. Tik už Wolvesus. Puikus atsakymas. Gal jau turite savo mylimiausią krepšininką? Dar ne, dar renkuosi, sezono pradžia dar renkuosi. Tarp ko renkatės? Patinka, man jie visi patinka. Kariniauskas mano mėgstamiausias. Ai, supratau. Kaip manote, koks šiandien galėtų būti rezultatas, kad jūs būtumėt laimingas? Aš manau, reiktų irgi 500 taškų laimėti, kaip Žalgiris. Esu buvęs ir Alytuje rungtynėse, irgi labai patiko, labai patinka, kaip klubas stengiasi dėl fanų, kokią atmosferą stengiasi sukurti. Patinka, kad broliukus vis sutinki pastoviai. Ir vis matai, ateina žmonės fotografuoti su broliukais, net kada pasilabinti neturi laiko, nors tokia. Nu va, gal dar pavyks per kitą pertrauką pasilabinti. Sakyk, gal jau turi savo numylėtinę iš Wolves krepšinio klubo? Man šiaip, prisipažinsiu, labiausiai patinka Egidijus Mockevičius. Dabar pats naujausias krepšininkas. Jo tokia karjera prasidėjo nuo to, kad jis buvo Jono Valančiūno šešėlį ir tas jam truputėlį patrukdė karjeroj. Tai aš tikiuosi, kad Wolves bus tas klubas, kurio karjera vėl į viršų šaus. Ar pirmą kartą stebite Wolves žaidžiant gyvai? Šiaip rungtynės gyvai stebėti nebėra pagrindų, bet iš šitų vietų tai tikrai taip. Gal jau turit savo numylėtinį krepšininką? Taip, 6 numeris Žukauskas. Na, o dabar turbūt pati linksmiausioji dalis, kadangi laimingieji turės galimybę laimėti net 2 bilietus į rugsėjo 30 dieną vykstančias varžybas, kai žais vilkai su mažeikiais. Taisyklės labai paprastos, mes užduosim jiems klausimus ir jie turės juos atsakyti. Važiuojam. Kas nori bilietų? Tikrai norit? Gerai, turite atsakyti į porą klausimų.
Ar žinot, ką simbolizuoja Wolves logo? Taip, o kodėl vilką? Geležinis vilkas, toks žinot yra, ne? Taip, o kai manot, ką simbolizuoja turkio tokia spalva? Sėkmę. Teisingai, o pilkoji spalva? Vilką. Taip. Labai, sveikinu, prašau. Susitiksim ten. Ar žinot, ką reiškia vilkų logo? Legenda Vilniaus. Taip, o spalvos, turkio spalva simbolizuoja? Sėkmę. Teisingai. Miškai. Vilkai, taip. Susimatysim ten. Kokiu numeriu žaidžia Kariniauskas Wolves komandoje? 8. Teisingai. Koks Latvijos rinktinės žaidėjas dabar pas mus yra Wolves komandoje? Žagars. Wolves komanda šį sezoną žais kokiose Europos rungtynėse? Kaip vadinasi? Eurokopas. Taip. Europos taurė. Taip, teisingai. Kuris Latvijos rinktinės žaidėjas prisijungia? Žagars. Teisingai. Liuk, sveikinu. Parodykit, kaip daro vilkai. Labai gerai. Kuriuo numeriu žaidžia Kariniauskas? 8. Teisingai. Jums ploja. Ir kuris Latvijos rinktinės žaidėjas prisijungia į Wolves komandą? Žaidėjas. Tas mažiukas. Prasideda iš Ž, o vardas... Taip. Sveikinu, prašau. Susimatysim ten. Parodykit, kaip daro vilkai. Labai gerai. Kelintu numeriu žaidžia Kariniauskas? 8. Taip, puikus atsakymas. Ir kuris Latvijos rinktinės krepšininkas prisijungia Wolves komandą? Žagaras. Liuks, 2 bilietai tavo. Susimatysim. Ačiū. Tai labas vakaras, kokios nuotaikos jūsų? Geras, šokinės nuotaikos. Džiaugiamės pergalę, labai džiaugiamės per minutinės naujais šokiais, tai užvedė net iki dabar. Aš tai iš tikrųjų kaifuoju nuo to, kas vyksta. Aš kaifuoju tai, kad mes pirmas varžybas grojam mūsų arenoj ir susirinko pilna žmonių. Kokį šou parodė, man iš tikrųjų buvau nustebęs, kodėl tokius sukies, tokius nestandartinės, bet kai išėjo, kai pradėjo rodyti tą savo stylą, tą tavo flow, aš tiesiog šiurpuliukai po kūną pradėjai. Mes perrašom taisyklės krepšinio. Aš manau, kad šį sezoną mes parodysim tikrai kitą klasę. Vitajau, labai greitai. Labas, kaip rungtynės, kaip vertinė? Puikios debiutinės rungtynės, gal sunkiai įsivažiavom šiek tiek, bet po to pagavom tą savo ritmą. Gal ir buvo jauduliukas Vilniui. Visi susirinko pažiūrėti ir be to įsivažiavom, rezultatą matom. Liuks, labai sveikinu, kaip tavo nuomonė pati komanda? Ar dirbot šį vakarą komandiškai, ar puikiai susitvarkėt su stresu? Taip, manau, komandiškai vis tiek daugiau mažiau pasiskirti visi ir minutėm, ir taškais, leido rezultatas, tai manau, rungtynės pavyko. Tai štai toks buvo mūsų šį šeštadienio vakaras. Noriu pasveikinti vilkus ne tik tai su pergale, bet taip pat ir su jų pirmomis rungtynėmis jų namuose Vilniuje. Ir iki greito!